Sveiki, savaitinė Forex rinkos apžvalgą pristato Dainius Forex faktorius. Na, praėjusią savaitę rinkoje buvo pakankamai intensyvi, ypatingai antroji savaitės pusė, ko ir buvo galima tikėtis. Amerikos darbo rinkos rodikliai, aišku, buvo kertinis indikatorius, kurio laukia rinkos dalyviai, bet kaip ir visą laiką rekomenduoju jau patį penktadienį, pirmąjį mėnesio, iš tikrųjų žiūrėti rinkas atsargiai ir galbūt tik tai kažkas, kas labai jau nebent stipriai netitinka prognozių, ten tik tai tokiose vietose daryti tam tikras išvadas ir kažkokius sprendimus, o šiaip tai iš tikrųjų visą laiką reikia būti rinkoje proaktyviems, tai reiškia jau iki naujienos darytis iš ankstinės prognozės, dirbti pagal einamąjį rinkos sentimentą ir iš tikrųjų šiuo momentu yra pats svarbiausias klausimas, kurį rinkų dalyviai ir kėlėsi būtent dėl birželio mėnesio palūkanų normų didinimo galimybės iš Amerikos. Na, praeitą savaitę ir sakykime, dar kartelį galima sakyti įtikino investuotojus, kad birželio mėnesio palūkanų normų didinimas yra tikėtinas, kadangi trečiadienį turėjome Federalinio rezervų banko konferencijos protokolą, kuriame Fedas neakivaizdžiai, bet jau duoda užuominas apie tai, kad yra patenkintas ekonominio augimo potencialu, patenkintas infliacijos augimo perspektyvomis ir vidutiniu laikotarpiu nemano kažkokios, kad yra rizikos infliacijos augimo lėtėjimui. Dėl to iš tikrųjų rinkų dalyviai jau nuo savaitės pradžios, nuo savaitės vidurio pradėjo vertinti beveik 100% tikimybę, kad birželio 14 dieną Federalinis rezervų bankas yra pajėgus vis dėlto pradėti palūkanų normų didinimo, tiksliau pratęsti palūkanų normų didinimo ciklą. Tai iš tikrųjų būtų ketvirtas palūkanų normų didinimas po buvusių monetarinio stimulo programų vykdymo. Iš tikrųjų, pats ekonominiai indikatoriai iš Federalinio rezervų banko pusės, kad veikti, tai yra iš tikrųjų patvirtina, kadangi labai neblogai išėjo darbo rinkos rodikliai. Pirmasis mėnesio penktadienis parodė, kad aišku, svarbiausia buvo dar iki penktadienio pajamų augimo perspektyvas jau matėme, kad galima laukti geresnių darbo rinkos rodiklių, nes ir paslaugų sektorius sukūrė daugiau darbo vietų ir, sakykime, kainų komponentai, ypatingai paslaugų sektoriaus bendrovėse rodė augimą ir paslaugų pats sektorius rodė labai neblogą sveikatą. Trečiadienį paskelbtas, ir pats Federalinio rezervų banko protokolas, kaip minėjau. Tai penktadienį, kada buvo skelbiami darbo rinkos rodikliai, žinoma, sukurta naujų darbo vietų 211 tūkstančių, išskyrus žemės ūkio sektorių, tai yra viršijo artimiausio laikotarpio vidurkį, tačiau dėl ko rinka nesureagavo labai teigiamai doleris ir jisai atrodė labai miksuotai, tas dolerio performances, dėl to, kad aišku, savaitgaliai vėlgi yra eurozonos rinkimai, tai yra Prancūzijos rinkimai ir aišku, rinkų dalyviai pradėjo iš anksto, kaip ir buvo galima tikėtis, įskaičiuoti galimą Makrono pergalę. Makronui laimėjus iš tikrųjų labai rinkose daugumoje atveju galima prognozuoti, kad situacija stipriai nepasikeis. Žinoma, jeigu laimėtų Le Pen, būtų drastiškos rinkos reakcijos. Šito iš tikrųjų scenarius nesvarstau, nes tai būtų vis tiek daugiau force majeure scenarius ir mes apie jį galima kalbėti, kaip ten būtų, bet iš tikrųjų realiai pamatytume, manau, labai didelius judėjimus, kur tai yra ir priskiriami būtent prie force majeurinių tokių faktorių. Dėl ko rinkos labai stipriai nenustebino ir teigiamai rinkos labai stipriai nesureagavo, nes praėjusio mėnesio rodikliai darbo rinkos, kurie ir šiaip buvo prasti, 90 keli tūkstančiai darbo vietų, tai dar labiau sumažintas, perskaičiuoti indikatorių 79 tūkstančių naujų darbo vietų, atlyginimai irgi taip pat praeitą mėnesį augo tik 0,1%, tuo tarpu šį mėnesį, balandžio mėnesį augimas 0,3%. Ir iš tikrųjų bedarbystės lygis pasiekė 2007 metų lygius 4,4% ir dabar yra svarbiausias būtent pamatyti, kad tas pajamų augimas ir darbo rinkos gerėjimas, kad jisai atsiliepia vartojime. Jeigu vartojimas iš tikrųjų augs, galima tikėtis, kad antro ketvirčio BVP Amerikos vėlgi atsistatys, kadangi pirmo ketvirčio BVP buvo nuvilintis ir mes pamatysime tai, kad Federalinis rezervų bankas laikysi savo monetarinės politikos užsibrėžų tikslų. Aišku, prie infliacijos augimo šiuo metu prisideda tai, kad ir Amerikos doleris yra atpigęs, ypatingai prieš, sakykime, eurą šiek tiek pigo paskutiniu metu prieš Anglijos svarą ir tas dolerio pigimas vėlgi didina infliaciją. Už tai, sakykime, pavyzdžiui, euro dolerio valiutų poroje pats euro brangimas iš principo mažins infliaciją eurozonui, didins infliaciją Amerikoje ir to pasekoje dar labiau didės skirtumas tarp eurozonos ir Amerikos
Amerikos palūkanų monetarinių politikų. Tai iš tikrųjų, kaip ir euras prieš dolerį poroje iš tikrųjų neturi labai daug perspektyvos ilgalaikiškiam brangimui artimiausių metų, nes tiesiog išsiskirtų dar labiau infliacijų lygiai tarp dviejų šių ekonomikų ir eurozona toliau turėtų vykdyti stimulus, tuo tarpu Amerika agresyviau didinti palūkanų normas. Todėl iš tikrųjų euro dolerio poroje, kaip ir mes turime tokį dvipusio judėjimo kontekstą artimiausių metų, tikėtina, kad jisai, vidutiniu laikotarpiu jisai greičiausiai pasilaikys. Praeitą savaitę iš tikrųjų rinkos dalyviai pastebėjome, kad iš tikrųjų nemažai pigo žaliavinės valiutos, tai yra Australijos doleris, Naujosios Zelandijos doleris. Ir aišku, tokie pavojaus signalai buvo pagrindė tai Kinijos rodikliai. Tai Kinijos pramonės rodiklių prastėjimas, pramonės indikatoriai išėjo blogiausiai per 7 mėnesius. Gamintojų sektoriaus užsakymų vadybininkų indeksas jisai priartėja prie 50, prie tos, sakykime, nulinio augimo perspektyvos ir jeigu jau pamatysime artimiausių metų smukimą žemiau 50, atsiranda papildoma rizika, tarkim, Australijos doleriui, kuris, iš tikrųjų, Australijos ekonomika stipriai priklausoma nuo Kinijos ekonominės padėties. Ir pats Australijos centrinis bankas per savo protokolą pateiktą praeitą savaitę pakankamai optimistiškai vertino situaciją, tačiau įvardijo, kad yra kredito rizika Kinijos, jinai ir toliau yra stebima. Ir ateinančią savaitę mes turėsime jau pirmadienį Kinijos prekybos balansas, labai svarbus Australijos doleriui. Reikės sekti būtent Kinijos importo indikatorius, tai veiks Australijos dolerį, Naujosios Zelandijos dolerį taip pat. Kas liečia Naujosios Zelandijos dolerį, ateinančią savaitę šiai valiutai yra svarbi, kadangi ketvirtadienį turime palūkanų normų paskelbimą ir Centrinio banko vadovo protokolą. Po konferencija taip pat bus gyva, tai iš tikrųjų šita, ką mes galime pastebėti, tai būtent artimiausių metų matėme, kad po prieš tai buvusios konferencijos rodikliai pakankamai išėjo neblogi, tai tiek darbo rinkos indikatoriai išėjo geresni, tiek ir, sakykime, matėme, kad yra pieno supirkimo kainų augimas, kas yra labai svarbi šaka Naujai Zelandijai. Naujosios Zelandijos doleris valiuta taip pat turėjo pigimą, dėl to Naujosios Zelandijos centrinis bankas turi pilnas sąlygas pateikti daugiau optimistinį požiūrį į dabartinę ekonominę perspektyvą ir greičiausiai artimiausiu metu neplanuos mažinti palūkanų normų, galbūt nebus kalbama apie palūkanų normų šiek tiek didinimą, jeigu infliacijos lygis taip pat didės, nes turim darbo vietų augimą, plus pajamų augimas ir gali tai atsiliepti per infliacijos augimą. Tai iš tikrųjų Naujosios Zelandijos doleriui tam tikrose valiutų porose sentimentas yra teigiamas, prieš Šveicarijos franką, prieš Japonijos jeną šitose porose laukčiau kilimo, žinoma, jeigu nebūtų kažkokių tai rizikos faktorių, tai yra jeigu mes turėsime iš Kinijos rodiklius pakankamai neblogus, nebus kažkokių tai didelių staigmenų iš Kinijos ir jeigu, sakykime, nebūtų kažkokių tai force majeure, kas liečia Prancūzijos prezidento rinkimus, būtent nebūtų Le Pen pergalės. Kitas dalykas taip pat ir iš Kinijos laukia infliacija, tai dėl to ateinantį savaitę pakankamai svarbi yra žaliavinėms valiutams. Kinijos infliacijos indikatoriai bus skelbiami trečiadienį. Iš tikrųjų, Kinijos infliacijos rodikliai gali paveikti Australijos dolerį, Naujosios Zelandijos dolerį. Iš tikrųjų, taip pat labai svarbi savaitė ateinanti yra, kas liečia Angliją, tai būtent ketvirtadienį turėsime iš Anglijos infliacijos pranešimą ketvirtinį ir balsavimą Centrinio banko narių, valdybos narių dėl palūkanų normų. Jau matėme praeitą konferenciją, kad vienas narys balsuoja už palūkanų normų, sakykime, didinimo galimybės, 8 prieš 0 susilaiko, bet turint mintyje dabartinę Anglijos infliacijos poziciją, praeitą savaitę Anglijos rodikliai tiek paslaugų, tiek gamybos, statybos sektoriui visi fiksavo augimą, ypatingai paslaugų sektoriuje matėme ir pajamų augimas, atlyginimų augimas, naujų darbo vietų augimas. Tai iš tikrųjų bendras sentimentas Anglijos atrodo pakankamai neblogas Anglijos svaro augimui, ypatingai prieš Šveicarijos franką, prieš Japonijos jeną, net ir poroje prieš dolerį, kadangi turėjome daugiametį ilgalaikišką GBP USD poros smukimą ir šiuo metu tas skirtumai tarp Anglijos ir Amerikos monetarinės politikos po truputėlį mažėja. Jeigu vis daugiau narių balsuos už palūkanų didinimą, nors minimalų, tas gali teigiamai stipriai paveikti Anglijos svarą. Na ir kaip minėjau, kas yra svarbu dėl Amerikos, šiuo metu yra investuotojams įsitikinti, ar tas, sakykime, pajamų augimas Amerikoje, jisai materializuojasi būtent į vartojimo didėjimą. Dėl to ateinančią savaitę turėsime būtent mažmeninius pardavimus ir infliacijos rodiklius iš Amerikos. Jeigu šitie rodikliai geresni, tai patvirtins investuotojams galimybės, kad Fedas gali jau būti pajėgus didinti palūkanų normas birželio mėnesio vidury.
Tai toks yra kontekstas, tam tikrose valiutų porose, aišku, doleris gali gauti pranašumą, tai tarkim poroje prieš Japonijos jeną, prieš Kanados dolerį, nes ateinančią savaitę iš Kanados bus mažai skelbiama ekonominių rodiklių. Jeigu Kinijos rodikliai išeitų prastesni, prekybos balansas, šalia to, kai turėjom ir pramonės rodiklius prastesnius, tas galėtų neigiamai veikti naftos kainą ir tuo pačiu, aišku, teigiamai USD Kanados dolerį poroje. Doleris prieš Japonijos jeną taip pat kol kas išlieka sentimentas teigiamas. Jeigu žiūrėsime euro dolerį, jisai lieka tame pačiame kontekste. Iš tikrųjų negalima pasakyti, kad euros doleris šiuo metu mes jau turim kylantį trendą ir reikėtų tiesiog vytis rinką prie to kylančio trendo. Taip, tai yra kylantis mini trendas, kuris iš tikrųjų kol kas jisai juda, jisai tęsiasi ir kol kas stabdyti to kilimo tikrai nereikėtų, tačiau reikėtų suvokti tam tikrus momentus, kada mes galėtumėm laukti jau to tendencijos pasikeitimo. Iš tikrųjų, prie kilimo euro dolerio poroje nesiriščiau, kaina artėja į pasipriešinimo teritoriją 1.10.0, 1.10.50 zonoje gali būti, kad įvyks bulių išsikvėpimas, tačiau iš tikrųjų apie didesnį kritimą būtent galvočiau tik tais tada, kada kaina sugrįžtų iš tai šitą intervalą. Tai reiškia, jeigu rinka prasimuštų pro 1.0940 lygį, išsitvirtintų šioje kainoje zonoje, tuomet jau galėtume laukti link 8.50 lygio ir jeigu prasimuštų pro 0.850, tada tik tais laukčiau kritimo iki 1.0600. Reiškia, svarbus yra taškas 1.0940, 1.0950 ir kol rinka laikosi virš šito lygio, tol laukčiau kainos kilimo, o viršutinio ekstremumų kol kas euro dolerio poroje negaudyčiau. Jis greičiausiai formuosis netrukus, kadangi prasidės pelnų fiksavimai euro dolerio poroje. Tačiau kada jie prasidės, tiesiog palaukti, kaina įsitvirtins žemiau 0.940, įsitvirtinus jau tada galvočiau apie pardavimus link štai šito lygio, na ir šiaip iš tikrųjų prasimušus pro šitą lygį, jau tada tik tai galėtume laukti krentančio mini trendo pradžios. Šiaip šiuo momentu yra labai svarbu stebėti ir Amerikos obligacijų pajamingumus, tai turim 10 metų Amerikos bondų kainą prasimušį išsiveržė iš ilgą laiką trukusio intervalinio judėjimo ir šiuo metu matome, kad gali būti ir melagingas pramušimas. Iš tikrųjų, jeigu bondų kaina prasimuš pro buvusias žemumos praeitos savaitės, tas gali labai didelį palaikymą duoti doleriui prieš Japonijos jeną, ypatingai poroje, kur mes turime kilimą, iš tikrųjų rinka iš dvipusio judėjimo konteksto perėjo, transformavosi į kilimą. Ir iš tikrųjų, kol rinka laikosi virš 111.50 lygio, to laukčiau didesnio kilimo link 113.50, 115.00 kainos lygio. Ir artimiausiu metu dolerio jenos poroje tiesiog nedidelių korekcijų metų, didesnių korekcijų metų, kaip bebūtų, jau ieškočiau iš tikrųjų pirkimo pozicijų su santykiu 1:1 ir didesniu. Aišku, trendas yra volatilus, nėra, kad jisai būtų, sakykime, vienpusio judėjimo, labai kontekstas yra dvipusio judėjimo, tokio irgi pakankamai nemažai ir trumpalaikiuose grafikuose, bet sentimentas yra ryškiai teigiamas dėl to, kad yra stiprėjantis sentimentas dėl Fedo palūkanų normų didinimo galimybių, nebent, žinoma, Japonijos jenos brangimą labiausiai gali lenkti, kaip ir visada, lemti būtent kažkokie force majoriniai faktoriai, tai yra Kinijos labai stiprus prastesni rodikliai arba ten, sakykime, Prancūzijos rinkimų rezultatai. GBP JPY poroje iš tikrųjų gražu žiūrėti į tą kilimą ir gražu čia šitoje vietoje treidinti su 1:1 pelno nuostolio santykiu pagal trendą. Kol kas jokių signalų apsisukimų GBP JPY poroje nėra. Iš tikrųjų, ateinantį savaitę gali pastiprinti dar papildomai kilimą, dėl to korekcijų metu taip pat volatilus trendas, jeigu žiūrint į valandinį grafiką, 4 valandose grafike nevolatilus, reiškia, reikia tiesiog didesnių stopų ir kol kas, kol kaina, sakykime, juda virš lygio 114.50, laukčiau tik tai skilimo pozicijų korekcijų metu su 1:1 ir didesniu pelno nuostolio santykiu. Palūkanų normų diferencialai reiškia irgi taip pat šitą valiutų porą palaiko augimui, tas yra labai šaunu ir tiesiog mums yra svarbu visą laiką turėti tas poras, kurios juda pakankamai tendencingai. GBP CHF poroje taip pat sentimentas fundamentalus yra teigiamas. Techniškai žiūrint, labai volatiliame kontekste rinka juda šiuo metu, tačiau kol rinka vėlgi laikosi virš lygio, štai šito lygio, virš 2700, bet kokių korekcijų paspaudimo metu laukčiau tik tais buy pozicijų. Aišku, geriausia šiuo metu po korekcijų nuo apatinio ekstremumų gaudyti, kadangi pakankamai nemažai yra dvipusio judėjimo šitoje poroje.
Yra įdomi valiutų pora ir euras su Šveicarijos franko, aš jau apie ją esu ir kalbėjęs, iš tikrųjų jinai tokia nėra kažkokia labai greito pelno pora, bet iš tikrųjų kol laikosi virš 0,780, tol šitoje poroje laukčiau kelimo pratęsimo. Žinoma, jeigu laimėtų Le Pen, tai čia sunku prognozuoti, koks gepas galėtų būti žemyn. Jeigu laimėtų Makronas, greičiausiai rinka dar šiek tiek pakils, pirmoji dienos pusėje prasidės pelnų fiksavimasis ir vėlgi didesnės korekcijos žemyn. Dėl to euro franko poroje laukčiau pirkimų po didesnių korekcijų žemyn. Jeigu rinka prasimuštų pro buvusius pasipriešinimus, laimint Makroną ir ten gepas, tai iš tikrųjų laukčiau įsitvirtinimo ir virš šito lygio ir tik tai tada, kad rinka pratęs kilimo toliau į viršų, laukčiau pirkimo pozicijų. Nes gali būti, kad atsidarys gepas ar ten, sakykime, prasimušimas ir tada melagingas pramušimas, grįžimas atgal iki pat palaikymo lygio intervalo dugne pirkti. Tai pirkti kol kas nuo apatinio ekstremumų geriausių, vytis rinkos nereikia, kadangi labai yra dvipusis judėjimas visose time frame'uose. Jeigu rinka išsitvirtins aukštesnių kainų lygyje, prasimuš, įsitvirtins ir pratęs, ant pratęsimo būtų galima jau ieškoti prekybos kaip per gerą breakouto kontekstą arba ciklą. Kas liečia aukso kainą, jinai prasiveržė pro svarbius tam tikrus lygius, kurie pakeitė tendenciją, tai buvo 1,250 zonoje keitėsi, reiškia, kryptis į kritimo ir šiuo metu korekcijų metu, nedidelių korekcijų metu laukčiau tik tais pardavimo galimybių, vėlgi, kol kaina yra žemiau 1,240, 1,250, 1,250, atsiprašau, lygio, tai yra vėlgi toks yra svarbus lygis, kuris gali keisti tendenciją, tai iš tikrųjų, kol žemiau šito lygio laukčiau tik tai sell, kol reikalingi dideli stopai, vėl mažo lotą atsiranda didesnės korekcijos, galima su didesniais, bet tai yra, reiškia, potencialas techniškai žiūrint grinai rinką kritimui, fundamentaliai, jeigu Amerikos vartojimo ir infliacijos rodikliai dar pastiprins sentimentą dėl palūkanų normų, galimas ir didesnis aukso išpardavimas. Kas liečia vario kainą, praeitą savaitę labai gražiai išsibalansavo vario žemyn, ta pati, reiškia, tendencija būtent išsilaiko dėl Kinijos ekonominių rodiklių. Jeigu matysim ir Kinijos prekybos balansą prastesnį, infliacijos rodiklius, jeigu jie bus tokie pakankamai vangus, gali pratesti varis ir toliau smukimą. Na, iš tikrųjų bendrai varis po Trumpo būtent nesėkmių, būtent ne tai, kad nesėkmių, bet matėt, kad Senatas nepatvirtino biudžete jokių galimybių statyti sieną su Meksika. Tai yra iš tikrųjų šiek tiek žlunga tam tikri Trumpo infrastruktūros projektai, kurie buvo numatyti, kas ir įtakojo pagrindę vario brangimą. O šiaip šiam metalui esu ne vieną kartą sakęs greičiausiai, kad aukso amžius yra pasibaigęs, kada turėjom patį didžiausią Kinijos ekonominio augimo potencialą ir kada vyko milžiniški Kinijos infrastruktūriniai projektai. Šiuo metu infrastruktūra yra perteklinė ir kiniečiai iš tikrųjų koncentruoja dėmesį į kitus dalykus, į socialinės atskirties mažinimą, į viduriniosios klasės stiprinimą ir panašiai. Euras Izraelio šekelis, įdomi valiutų pora išlieka, iš tikrųjų kol kas yra visų laikų dugnose Euras Izraelio šekelis, iš tikrųjų šią porą po truputį pradedu stebėti būtent dėl ko, dėl iš tikrųjų monetarinių politikų skirtumų tarp šalių, infliacijos skirtumai yra pakankamai akivaizdus ir tas gali iš tikrųjų įtakoti po truputį rinkos dalyvių įskaičiavimą, kad Europos centrinis bankas galimai pirmas keis monetarinę politiką į griežtinimo pusę lyginant su Izraeliu. Na ir aišku, šita pora labai kol kas dvipusio judėjimo kontekstas, jeigu apie kažkokius pirkimus, tai čia yra prieštrendinė pozicija, žinoma, jinai visą laiką yra rizikingesnė. Tik tais tada, kada galim labai gerą pelno nuostolio santykį turėti kol kas, tik tai nuo apatinių nebent ekstremumų, arba jeigu rinka įsitvirtintų aukštesnių kainų zonoje, tuomet jau būtų galima turėti rimtesnį tiesiog signalą. Čia jau reikalinga techniškai žiūrėti realiame laike. Kas liečia naftos kainą, turėjom labai gražų išsiproveržį naftos kainoje praėjusią savaitę, kada nafta prasimušė pro svarbų lygį 47,50. Na ir kol kaina laikosi žemiau šito lygio, korekcijų metu laukčiau sell galimybių kritimo pratęsimui. Būtent matot, nevienodas yra dolerio performances, kas liečia, sakykime, doleris prieš Anglijos svarą, jisai brangsta, doleris prieš Japonijos brangsta, jena prieš eurą pinga ir panašiai. Tai iš tikrųjų dolerio bendrai brangimas ir teigiamas sentimentas doleriui paprastai neigiamai veikia naftos kainą.
Aišku, čia ir Kinijos duomenys taip pat, tačiau kol kaina laikosi žemiau 47,50, kol neįsitvirtino virš šito lygio rinka, laukčiau sell pozicijų kritimo pratesimų, netgi matom kainą šiuo metu irgi jau neblogoj pasipriešinimo teritorijai. Kas liečia Australijos dolerį, vėlgi sentimentas yra daugiau neigiamas Australijos doleriui. Ateinančią savaitę nebus iš Australijos centrinio banko kažkokių tai pranešimų. Praeitą savaitę turėjom ir labai lems Kinijos ekonominiai indikatoriai. Greičiausiai Australijos doleris pora išlaikys labai volatilų trendą, dėl to apie kažkokias sell pozicijas laukčiau tik tais nuo pačių aukščiausių ekstremumų intervalo viršūnėse. Iš tikrųjų, ateinančią savaitę turėsime iš Švedijos, jau turėsime iš Švedijos, man regis, infliacijos pranešimus ir monetarnės politikos paskelbimas bus dar kitą savaitę. Eurosekas poroje laukčiau iš tikrųjų iš Švedijos artimiausių metų monetarnės politikos normalizavimo, iš neigiamų palūkanų normų po truputį perėjimo laikotarpio į teigiamas palūkanų normas. Ir ši pora gali būti viena iš įdomesnių artimiausių metų rinkoje. Šiuo metu pora prasimušinėja žemiau svarbaus lygio, įsitvirtintų štai šitų žemesnių kainų lygyje, vėl paspaudus link viršutinio magnetuko, laukčiau kainos kritimo ir tiesiog kritimo bendrai iš tikrųjų laukiu taip ilgesniam time frame, laukčiau iki 9 arba netgi kažkiek tai žemiau. Pora fundamentaliai keičia po truputį sentimentą, jeigu ne šiuo kartu, tai tuomet tada laukčiau būtent kada kilimo atveju bulių išsikvėpimo pilno tam, kad jau po truputį ieškoti short pozicijų, būtent fundamentaliai. Kas liečia Naujosios Zelandijos dolerį, tai ateinantį savaitę gali pažerti pakankamai nemažai optimizmo NZD valiutai. Prieš Amerikos dolerį šią valiutų porą fundamentiškai iš tikrųjų kol kas žiūrėčiau neutraliai, dėl to, kad ir Amerika griežtina monetarinę politiką, iš Naujosios Zelandijos gali būti panašus signalai, reiškia geriau žiūrėti Naujosios Zelandijos dolerį prieš franką ar ten prieš Japonijos jeną šitose valiutų porose ir kol kas, sakykime, šitoj poroj prieš Amerikos dolerį, manau, kad nėra pati geriausia perspektyva. Kas liečia dolerį Brazilijos realą, stipriai dolerį Brazilijos realą kol kas nepaveikia naftos kainos smukimas. Stiprinant dolerio sentimentui, stiprėjant dolerio sentimentui ir jeigu ypatingai Kinijos prekybos duomenys labai svarbus, kadangi jeigu Kinijos importas trauksis, o Brazilams Kinijos rinka yra viena iš pagrindinių, čia šitoje vietoje Brazilijos realą galėtų paveikti neigiamai. Po truputį atsiranda pirkimo signalai, bet jie tokie yra tik tai nuo patinio ekstremumų ir tiems, kas daugiau toleruoja riziką kol kas. Iš tikrųjų, kol kas tokio pilno trendo kylančio, kad būtų galima ieškoti tik tai pirkimų nėra. Intervalinė rinka tik tai nuo patinio ekstremumų, kaip sakau, ir kol kas pozicijos pakankamai lieka rizikingos. Tokia būtų bendrai apžvalga ateinančiai savaitei. Matom, yra keletas akcijų grafikų, kurie gražiai iš tikrųjų juda tiek, sakykime, Apple akcijų CFD kontraktai, akcijų rinka, kas liečia Amerikos, jinai išlieka kol kas stabiliai augimų ir kai kuriuose momentuose taip pat atsiranda perspektyvos pakankamai neblogos. Tai sėkmingos visiems ateinančios savaitės, valdykite riziką ir siekite maksimalių rezultatų rinkoje.